Tai šiandien kalbėsim apie gamybinių įmonių skaitmeninę transformaciją apskritai, ką su ta transformacija arba skaitmeninimu galima nuveikti ir kaip dienos gale mums padidinti technologinį ir energetinį efektyvumą. Galima tikriausiai dar būtų pridėti papildomai CO2 emisijų klausimus, kuris anksčiau ar vėliau, greičiau ar lėčiau vis tiek ateis. Tai šiandieną mes pakalbėsim apie skaitmeninio dvynio technologiją kaip tokią, bendraja prasme, pakalbėsim skirtumus tarp monitoringo sistemų ir skaitmeninio dvynio. Monitoringo sistema šiaip paskutinio kokio 5 mečio buvo aktualija ir Lietuvoje ir pasaulyje. Apskritai, kokias problemas sprendžia tas skaitmeninis dvynys ir kaip jums žinot, ar jis jums kažką gali padėti ar negali. Ir pačios skaitmenizacijos žingsniai ir šiek tiek peržiūrėsim atvejus. Tie atvejai, atkreipsiu dėmesį į tai, kad yra gyvi, tai yra realūs veikiantis atvejai, tik tai tiek, kad skaidrėse bus jie kaip print screenai, kaip paveikslėliai įdėti ir aptarti jų rezultatai, bet tačiau tai yra gyvi veikiantis projektai. Kas mes esam tokie? Tai inžinierių, analitikų, programuotojų komanda. Ir atliekam įvairias studijas, energijos vartojimo auditus ir gaminam programinę įrangą ir diegiam ESAS debesų kompiuterijos, o EPSM yra desktopinė versija inžinerinių tinklų, spausto oro, šilumos tinklų, ventiliacinių ortakių įvairių ir skaičiavimams. Skaitmeninis dvynys kaip tokį iš principo sugalvojo mokslininkas Michaelas Gravesas 2002 metais ir jis tą technologiją aprašė kaip įrankį, kuris realiam laike apdoroja duomenis ir mums sukuria įvairias pridėtinės vertes, ar tai būtų kažkokios sistemos, ar būtų turto valdymas, ar produkto kažkoks kūrimo, gamybos procese. Tai reiškia įvairiais etapais ir tai yra savotiškai matematinė kopija. Šiandieną jinai realizuojama debesyje ir skaitmeninė formate. Kodėl debesyje, kodėl ne jūsų turimuose įvairiuose tenais kaip pastato valdymo sistemos, BMS, kaip SCADOS jūsų esamos sistemos ar kaip panašus įrankiai, kuriuos jūs pramonės įmonėse turite, tai atsakymas yra paprastas. Skaitmeninio dvynio matematika būna šiek tiek sudėtingesnė ir daugiau resursų reikalaujanti, negu gali SCADA sistemos, pastato valdymo sistemos ar panašios sistemos realizuoti juose. Ir realizacijos kaina labai stipriai išaugo, dėl to iš principo skaitmeninio dvynio visos technologijos yra numigravusios į debesį ir debesys yra neriboti CPU, procesorių, atminčių ir visi kiti duomenų bazių resursai ir dėl to iš principo tai nukeliavę grinai kaštų prasme į debesis. O kur pritaikom, tai tiek technologinis procesas, tiek, pavyzdžiui, logistinis uždavinys, maršrutų planavimų, produktų ir kelių, tiek žmogaus elgsenos, tik tai tiek, kad tie matematiniai modeliai viduje šiek tiek yra skirtingi, nes, pavyzdžiui, žmogaus elgsenai reikėtų dirbtinio intelekto, tą AI vadinamų metodų, nes yra pakankamai žmogus toks neprognozuojamas veikėjas. O kas liečia, pavyzdžiui, technologinius procesus, ten matematika yra pakankamai griežta, kuri griežtai aprašo fizikinę sistemą ir ten labai atsitiktinių dydžių daug nėra. O kur mes praktiškai pritaikome toliau skaitmeninį dvynį, tai tokios, pavyzdžiui, šaldymo sistemos, vėsinimo sistemos, ventiliacinės, suspausto oro, jeigu įrenginiai atskiri, biokuro katilai, dujų katilai, stiklo lydymo krosnis, popieriaus gamybos mašinos, ekstruderiai, plastmasių gamyba, plastiko, distiliacijos, grūdų daiginimo, džiovinimo, pavyzdžiui, tiek grūdų, tiek medžio plokščio, pieno miltų, apskritai medžio kaip žaliavos, ar malimo, arba šalto ar karšto spaudimo, petgranulių ir taip toliau. Taip pat čia klausimas yra tik tai technologinių žinių, kaip tam procesą gamybinį aprašyti matematinėmis lygtimis.
Kur skaitmeninis dvynys apskritai verslo procese, kur čia jį pamatyti, tai jeigu mes taip jau bendraja prasme pažiūrėsime verslo procesą, tai aišku turėsime strateginį planavimą, finansus, žmogiškuosius išteklius arba palaikomuosius procesus, tai skaitmeninį dvynį iš principo taikomės ten, kur yra jau pati gamyba, kur yra tos gamybos aptarnavimas ir auditavimo procesas, tai va šitose etapuose labai neblogai tas skaitmeninį dvynį, bent jau kaip Energy Advice, mes jį pritaikome. Dabar, kas liečia iš IT architektūros, dažnai IT atsakingiam už IT ūkį žmonėms susivokti reikia, tai kurgi čia tas skaitmeninis dvynys yra. Tai jeigu žiūrint jūsų visą IT ūkį kaip tokį, tai turime, aišku, tas duomenų šaltinio sistemas, kaip CRM, ERP, finansiniai visokie buhalterinės apskaitos ten. Galėčiau pridėti ir SCADA duomenų, tai yra iš technologinio proceso duomenys, ir čia išmanioji apskaita kažkur, va, čia tie external duomenys, išmanioji apskaita, tai mes turime tam tikrą duomenų integraciją, duomenų saugojimą, warehous'uose, duomenų ežeruose, leikuose, tuose vadinamuose, ir turime business intelligence įrankiai. Dažniausias Lietuvoje tas Power BI prigijęs yra kaip toksai įrankis, bet iš principo didžiąją dalim tie įrankiai savo paskirtim jie atlieka tokį vaidmenį, kad jie suagreguoja, sudėlioja įvairiais pjūviais tos duomenys, kad galėtų būti per dashboardus ir raportus, galėtų žmogus jais naudotis. Tai aišku, Business Intelligence įrankiai jie turi tos OLAP vadinamus funkcionalumus, jie vadinasi Online Analytic Processing, online, gyvai, realiam laike, analitinis duomenų apdorojimas yra, tai skaitmeninis dvynys iš principo yra kaip atskira vieta šitos Business Intelligence įrankių grupėje, kuris atlieka irgi online technologinių procesų matematinį modeliavimą kaip tokį. Ir aišku, skaitmeninis dvynys gali tiek išduoti duomenis į tos vadinamus dashboardus, raportus, arba į kažkokius portalus, arba pratęsiu mintį kitoj skaidriai. O Energy Advice ESA sprendimas debesų kompiuterijos iš principo uždengia va šitą funkcionalumą, kurį tai reiškia tie duomenys, kurie jūsų įmonėje yra, jie iš principo į mūsų debesį dienos gale gali puikiai sumigruoti ir iš to padaryti skaitmeninį dvynį ir matematinę analizę. Tai kas liečia žmogaus vaidmenį tuose visose procesuose, tai dažniausiai Business Intelligence įrankiai jie suagreguoja duomenis, sudėlioja įvairiais pjūviais, kampais ir analizės rezultatus, kur žmogus yra vartotojas ir jisai eina jau į tada procesą tą kontroliuoti ir įtakoti kažkaip. Tai tos OLAP ir skaitmeninio dvynio technologijos iš principo paruoštos iki tokio lygio, kad žmogaus šitoje vietoje nėra. Jisai, aišku, patampa naudotojas tų tam tikrų rezultatų, bet iš principo skaitmeninis dvynys tiesiog daro intervenciją į procesą ir kokia iš to nauda, tiesiog jis yra greitesnis negu žmogus. Greityje viena iš tų paslapčių, kodėl sėkmė pasiekiama, technologinio efektyvumo, energetinio efektyvumo, emisijų mažinimo, dėl to, kad sprendimų priėmimas yra gerokai greitesnis, jeigu nėra tarpininko vaidinant žmogaus. Aišku, tai nereiškia, kad atėjus skaitmeninių dvynį ir Energy Advice nelieka personalo. Čia, aišku, direktoriai turi slaptą tokią mintį kažkada, nors gyvenime po daug metų tą pasiekti, tokie futuristiniai vaizdai, bet šitam gyvenimo etape tai yra tiesiog pagalbininkas, online pagalbininkas, kuris leidžia sumažinti klaidų skaičių, geresnius, logiškesnius sprendimus priimti čia ir dabar, pavyzdžiui, kas minutę. Pavyzdžiui, skaitmeninis dvynys mūsų atveju išduoda užduotį kas minutę tiesiai į SCADA valdymo sistemas, į ventiliacinės sistemas, į šaldymo mašinas ir panašiai. Ir tai leidžia sutaupyti, efektyvinti procesą ir sutaupyti energijos resursų. Kaip čia dabar su tom inžinieriniam sistemom bendraja prasme? Čia matau tokią piramidę turime, kurioje, gal sakykime, tas bazinis lygmuo pirmasis yra turime mikrokontrolerius, kuriuos tiesiog sudėgiam ir juos naudojame. Kodėl mes juos naudojam? Dėl to, kad kažkaip turim apsaugoti įrenginius ir žmogus tikrai negali tobulai valdyti technologinio proceso, ką gali automatika su mikrovaldikliais valdyti.
Tačiau pagyvenę su tuo, atlikę auditus, suprantame, kad to nepakanka ir štai atsiranda visokie matavimo prietaisai. Čia skaitome dujas, šilumą, ten elektrą, dar kažką. Ir ta apskaita leidžia labiau suprasti tos energijos švaistymus ir atitinkamai savotiškai mažinti. Tas atsipirkimas ten būtų vertinamas, kad kiek realiai galėjau sumažinti energijos ir eksploatavimo sprendimus priimti geresnius. Sudėtingesnėse procesuose atsirado multi-variable control, tas daugiaparametrinis valdymas, tos paskirstytose valdymo sistemose, kur žmogaus klaida dar turi didesnę kainą tiek į įrenginio veikimo patikimumą, tiek į apskritai produkto gamybos tą efektyvumą. Tai, iš principo, čia žmogaus kaštų klausimas yra atsipirkimuose. Tada 5 metus paskutinis prisidėjom įvairių monitoringo sistemų, tikėdamasi, kad kažkaip sutaupys tos energijos, sumažins tą vartojimą, bet dėja, bet taip radikaliai stipriai nenutiko, nors jūs paprieštaraus sakysi, taip, mes vis tiek kažkiek pasigerinom tos, labai šaunu, kad pasigerinom, bet liūto dalis potencialo visgi dar liko neišsemta. Ir tada atsiranda skaitmeninis dvynys iš principo kaip aukščiausios automatizacijos lygis. Kas yra tas skaitmeninimas pramonės įmonėse, tai yra tiesiog aukštesnis automatizacijos lygmuo. Jeigu mes į skaitmeninimą nežiūrėsime kaip į aukštesnį automatizacijos lygmenį, tai bet kokia investicija į skaitmeninimą, jinai bus tiesiog graži investicija su gražiais paveikslėliais, bet be ekonominio efekto. Ir kas mūsų matymų taip ir nutinka su pramonės įmonėm, kad po metų 2-3 diskusijų vis tiek įmonės pramonės grįžta, diegti tą skaitmeninį dvynį ir siekti to rezultato. O kas yra advanced control, tai yra dar protingesnis valdymas proceso, dar didesnis efektyvumas, ką reiškia didesnis, aišku, mes amžino variklio negaminam, tai reiškia tas efektyvumas maksimalus, kurį galima pasiekti ir jo iki tol nebuvo pasiektas dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Tai skaitmeninis dvynys visgi leidžia pasiekti, bent jau gerokai priartėti prie tų lubų, kurias galima pasiekti, maksimalių lubų, kurias galima pasiekti. Tai reiškia ir gamybos apimčių, jeigu tai susijęs su brokų ir žaliavų išeigom, gamybos apimčių didėjimas, akivaizdžiai yra rezultatas, ilgėja tarpas tarp aptarnavimų, akivaizdžiai. Dėl to, kad jeigu procesą valdom optimaliai, įrenginius valdom optimaliai, tai iš karto didėja tarpas tarp aptarnavimų. Mes atsipirkimo laike to nevertinam, tas kaip jau greit, rezultatas toks jau kaip papildomi saldainiukai prie atsipirkimo nukrenta gerokai vėliau. Ir nuspėjamoji eksploatacija, nors sistema labiau veikia kaip preventive maintenance, preventive operations, prašau, kaip prevencinis darbas savotiškai yra optimalus, tai savotiškai gedimų prevenciją užsiminėjom pačių darbo metu, kas šiek tiek sumažina poreikį turėti predictive maintenance, to nuspėjamos eksploatacijos poreikį. Tai dažnai mūsų klausia, tai ar jūs atėję panaikinsit jų esamas SCADAs sistemas, BMS-us esamus ir panašiai, esamus valdiklius kažkaip išnaikinsit ir čia viską, ne, mes einam tuo keliu, čia, taupant jūsų pinigus, kad nenaikinam tas, kas pastatyta yra, tiesiog jūsų yra valdymo sistemos esamos, į kurias reikia paduoti tinkamas užduotis, setpointus. Ir tas tinkamų užduočių padavimas, jisai iš principo papildo SCADAs funkcionalumus, jūsų esamų valdymo sistemų valdiklių funkcionalumus, bet jokių būdų jų neeliminuoja iš eksploatacijos kaip tokių. Tai pats principas yra papildyti, ką žmogus dabar arba daro, arba nedaro, SCADAs sistemose valdikliuose keičia užduotis, pavyzdžiui, palaikyti temperatūrą, kažkokią slėgį, palaikyti panašų parametrą. Tai skaitmeninis dvynys tos parametrus, kuriuos reikia optimizuotis, iš principo užduoda užduotis ir juos optimizuoja. Tai dabar prie tų atvejų analizių, ne? Šaldymo mašinos vienas iš tų tokių atvejų, kurie padaryti yra, ką reikia stebėti tokiuose šaldymo mašinose, kondensacijos ir garavimo.
slėgio ir temperatūros, susiję dydžiai, aišku, vienas arba kitas. Iš principo būtų gerai suprasti, kokisgi šalčio suvartojimas yra, nes, žinot, elektros suvartojimo produkcijos vienetui, kaip čia sako, necharakterizuoja, nes iš tikrųjų produkcijos vienetui šalčio energija. Ne? Tai, o skiria tarp jų kopas, tarp šalčio energijos santykis su elektros energija. Tai, aišku, skaitmeninis dvynys leidžia stebėti tiek kompresoriaus NVK, tiek visos mašinos kopą, tiek atskirų komponentų efektyvumą. Tai reiškia, galima eksploatacinė eigoje suprasti, kai kurie parametrai prastėja, galbūt reikia remontininkus kviesti, priežiūrą, valymus kokius atlikti ir panašiai. Tai čia, pavyzdžiui, toliau sekančiai skaidrė bus maisto pramonėje gyvas pavyzdys, kur yra dvi pakopė mašina, yra 4 kompresoriai pirmoje pakopai, kondensatorius, 2 receiveriai, amoniakinė kompresorinė šaldymo kameros minusinės, leduotas vanduo procesui naudojamas. Ir koks buvo iššūkis, pastebėta buvo, kad operatoriui bekenčiant tas valdymo užduotis, vadinamus set pointus, iš principo kompresorinės efektyvumas nukenčia ir ten pakankamai nemažas yra pinigų potencialas, reguliuojant šaldymo, žinant gerai šaldymo poreikį, reguliuojant kondensacijos garavimo temperatūras, turėti sutaupimus, iš principo sumažinti elektros suvartojimą, įdiegiam skaitmeninį dvynį. Ir įdiegus skaitmeninį dvynį išduodamos užduotis tiesiai į kompresorių valdymą ir buvo vidutiniškai pasiektas 8% elektros energijos sąnaudų mažinimas. Vidutinis, tai reiškia, kažkuriam valandom daugiau, kažkuriam valandom mažiau, bet iš principo per, čia dabar, gerokai daugiau negu 9 mėnesiai, gal kokie 11, gal eina mėnuo, taip tiksliai, reiškia, pasiektas vidutinis 8% elektros energijos sąnaudų mažinimas. Ir aišku, čia skaidrė šiek tiek senesnė daryta, bet jau šiuo metu įdėtas ir automatinis užduočių padavimas atgal į kompresorinę. Toks futuristinis vaizdas iš debesies, paduodamos valdymo komandos į kompresorinę, valdyti kompresorių, užduotis paduodamas kas minutę. Stiklo lydymo procesas kaip atskiras, kuriame vėlgi ten buvo atskiri uždaviniai, kas lėmė svyruojantį stiklo lydymo krosnės patį efektyvumą. Apskritai jos, gal netgi tos krosnės vertinimas toks režiminis nebuvo daromas, o čia dabar toks savotiškai režiminė kortelė, kas 5 minutės atliekama, įdiegiam skaitmeninį dvynį. Aišku, technologai per karantiną turėjo galimybę dirbti nuotoliniu būdu, kas buvo jam labai svarbu. Ir buvo sutaupytas tam tikras dujų kiekis stiklo lydymui. Ir kas toliau tęstinumas proceso, tai tiesiog tokį skaitmeninį dvynę įdiegti gamykloje su visais likusiais aplink procesais, butelio formavimu ir panašiai. Žaliavos paruošimo, butelio formavimu. Toks atskiras specifinis uždavinys to lydymo krosniai buvo dūmų temperatūra gan aukštai išeina ir ten pastatyti deguonies jutiklį pakankamai dūmuose, pakankamai sudėtinga ir procesas valdomas iš deguonies oro kiekio degimui oro srauto valdyme. O stiklo lydymas labai toks procesas nėra paprastas dėl to, kad tai ne tik žaliavą išlydyti reikia, bet dar vyksta cheminė reakcija, deguonies suvartojimas geležies oksido reakcijose. Tai ten buvo atskiras uždavinys dozuoti tą tinkamai nustatyti oro perteklių, kad to oro per daug neduoti į procesą ir kad būtų sumažintas dujų suvartojimas. Tai įdiegtas skaitmeninis dvynys iš principo išsprendė tos uždavinius. Aš gal labai nesiplėtoju, nes pagal grupę, kiek suprantu, truputėlį kiti žmonės esate, nesate tiksliai tom uždaviniui aktualijos. Džiovinimo procesas, čia pavyzdys yra grūdų džiovinimas. Grūdų džiovinimo procesas buvo, kaip čia pagal receptą užprogramuotas praeityje technologų. Tiekėjo įrangos tiekėjo, čia gal toks mitas griaunamas, kad įrangos tiekėjai kaip pastatė, reiškia, nieko pakeisti negalima. Ir jau kaip gamintojas pasakė, taip jau yra gerai. Tai čia šiek tiek griūna mitai tie su skaitmeniniu dvyniu, kad tą, ką gamykla pastatė, ne visada atitinka to, ko reikia.
ir įdiegtas skaitmeninis dvynys, išduodamos optimalios valdymo užduotis temperatūrai ir orui ir jau šiuo metu įdiegtas automatinis valdymas irgi setpointų iš debesies į valdymo sistemą. Sutaupytas dujų kiekis apie 15% gavosi. Čia toks irgi vidutinis rodiklis, nes ten gali būti biški daugiau, biški mažiau, bet iš principo apie 15% pasiektas dujų rodiklis. Vienas iš tokių sudėtingesnių ir įdomesnių uždavinių irgi yra, paprašėm skaitmeninių dvynių, aprašėme biocheminį procesą matematiniam lygtim, kas reiškia stabilizavom grūdų dygimo procesą, stabilizavom sudygusio grūdo parametrus per pakankamai ilgą procesą laike, reguliuojant atitinkamus parametrus ir matematinis modelis sugebėjo apskaičiuoti, kiek reikia daiginimo procesą tęsti ir pagerėjo grūdų kokybė, iš principo stabilizuotas tas dygimo procesas. Tęstinumas tokio, tai receptų pagaminimas naudojant dirbtinį intelektą, kad reiškia, kadangi grūdai šiek tiek varijuoja, kaip čia dažnai būna nusiskundimas, kad žaliava kalta, kad žaliava keičiasi vienokia, kitokia, trečiokia, tai aplinkos temperatūros sąlygos keičiasi, žiemą, vasarą, netgi pačiam procese, kadangi jis trunka keletą dienų, tai būna naktis, diena, rytas, vakaras, vėlgi skirtingos klimatinės sąlygos, tai reiškia išrinkti geriausius procesus ir dar viso to išeigoje yra didelis kiekis cheminių rodiklių, biocheminių rodiklių, kuriuos reikia sekti, kad tas salyklas būtų geras, tai receptus pagaminti padės dirbtinis intelektas. Ir tie receptai paskui automatiniu būdu keliaus į užduotis valdyti procesą. Standartinis projektas, kur webinarus atskirai darome, tai biokuro katilo skaitmeninis dvynys. Biokuro katile tokia standartinė problema, kad keičiantis apkrovimui, garo ar termofikato apkrovimui keičiasi jo efektyvumas, automatika iš principo dėl to, kad procesas yra netiesinis, jinai nesugeba susidoroti. Jeigu automatika gerai veikia vienam darbo taške, tai nebūtinai gerai veiks kitam darbo taške. Tai kas ir buvo, čia tų skaitmeninių dvynių su biokuro katilais įdiegę esam pakankamai nemažai, ir garo, ir termofikato, ir popieriaus pramoniai, maisto pramoniai, NŠG, nepriklausomi šilumos gamintojai, šilumos tinkluose, ir sutaupymų potencialas ten šiek tiek svyruoja, priklausomai nuo automatizacijos, kaip čia sakyti, problemos dydžio, nuo 3 iki sutaupymų potencialas per kurą yra nuo 3 iki 10%. Taigi matot, iš principo yra toks dėsnis, kad skaitmeninis dvynys, tas aukštesnis automatizacijos lygis suranda tuos vyšnus 5, 10, 15, net esame ir 20, kuriais atvejais pasiekia procentų energijos sutaupymų. Toks specifinis uždavinys visiškai, kur jau čia turi, mačiau, lygtais Achemos atstovas yra, kad kur procesai yra gerokai sudėtingesni ir yra daug mazgų įvairių susijusių. Tai vienas toks uždavinys, kai ateina dūmai iš pakuros ir ten 900 000 laipsnių ir dūmai išeina 200 keliasdešimt laipsnių ir yra dūmų vartotojas su recirkuliacija. Iš principo nėra dūmų srauto kokybiškos apskaitos, kas reiškia, nelabai žinome iš šitos pusės, kiek energijos yra nuo dūmų nuimta, bet buvo padarytas modelis be iš SCADOS duomenų apskaičiuotas energijos kiekis, kuris sunaudojamas šitam šilumokaityje ir neįdarbinant jokio papildomo skaitliuko. Tai skaitmeninė dvynio, taip paprastai šnekant, nauda yra tokia, kad įmonės dažniausiai turi apsčiai duomenų, tame tarp ir proceso duomenų, kaip nuo valdiklių, nuo įvairiausių valdiklių. Ar šaldymas, ar ventiliacinės kameros, ar dažnio keitiklis su ventiliatoriu. Ir apsčiai duomenų ir tos duomenys galima įdarbinti ir išvengti papildomų investicijų į apskaitos prietaisus. Tai jeigu jums bus pasirinkimas, kada gyvenime ar pradėti nuo skaitmeninio dvynio, ar pradžiai prisidėti apskaitų, tai tikrai pasiūlysiu pradėti nuo skaitmeninio dvynio, nes diegiant skaitmeninį dvynį paaiškėja, kur kokio apskaitos prietaiso kaip tik trūksta. Tai tikrai nutinka taip, kad randam apskaitos prietaisų primontuotų,
bet ne ten, kur reikia, ne to, ko reikia. Nes kai pastatai matematiką ir žinai, kad ta matematika turės pagerinti rodiklius, tai tada tikrai tikslingai žinai, kur kokio prietaiso, jeigu reikia, papildomo ir kurioje vietoje jį pastatyti. Tai vat, nebuvo reikalingi papildomi matavimo prietaisai. Aš klausimų negirdžiu, nematau klausimų. Čiate galit klausimus. Aišku, mūsų debesis esas jisai patapo su projektais iš principo ERP sistema, nes duomenys eina, įvairūs technologiniai, gamybiniai, energetiniai duomenys eina į vieną vietą ir tos duomenys visos matematiškai susieji, apiformindamas tą technologinį procesą. Ir iš principo tai tas įrankis patampa kaip savotiškai technologijų įrankį. Jeigu mes dabar paklausim, kokį technologas standartiniai pramonės įmoniai turi įrankį, kurio galėtų naudotis gerindamas savo procesus, tikriausiai didžioji dalis atsakys Excel, nors technologui reikia valdyti daug. Energetika yra kaip lakmuso popierėlis, kaip rezultatas, reiškia, vienokio ar kitokio geresnio ar prastesnio veikimo. Geresnis valdymas procesų yra geresnis energetinis rodiklis, prastesnis procesų valdymas yra prastesnis energetinis rodiklis. Taigi koks rezultatas gaunas, kad mes jungiam tos duomenys visus, tame tarpe ir SCADA, į bendrą SAS duomenų bazę ir parengiami įvairūs apibendrinantis rodikliai ir tame tarpe, pavyzdžiui, prijungiami, čia kaip pavyzdys gyvas, pavyzdys prijungiami ir tame tarpe ir laboratorinių rezultatų duomenys, kas reiškia, kad energetika, procesas ir laboratorija yra viskas aiškiai susiję ir galima atitinkamus padaryti sprendimus. O koks toliau sekantis žingsnis mūsų šito projekto, tai vėlgi dirbtinio intelekto sprendimas dar papildomai analizuoti tuos duomenis ir dar paieškoti dalykų, kurių vizualiai gal mes jau ir nebepamatėm kaip technologai. Papildomas uždavinys yra toksai pramonės įmonėse kaip įvairūs popieriniai žurnalai. Tipiškai tikriausiai ir pas jus bus, kad operatoriai pildo įvairiausio plauko žurnalus. Kažką valė, kažką darė ir panašiai. Tačiau, bet kas įdomiausia, kad tuose žurnaluose, jeigu tie žurnalai būtų ne popieriniai, o būtų skaitmeniniai, tuose žurnaluose yra apščiai vertingos informacijos. O jeigu dar prie tų žurnalų prisideda ir duomenų analitikas pildymo, aiškiai suformuodamas tam tikrą poreikį, nes duomenų analitikas turi tikslą gerinti, didinti efektyvumą, mažinti energetiką. Tai tada turime labai išsamius duomenis apie technologinį procesą. Papildomai prie SCADA sistemos dar turime ir suvestus duomenis. Tai ką ieškome? Kaip pavyzdys, jeigu kokia nors būtų maisto pramonė, tai jeigu parametrai nukrypo nuo tam tikrų normų, kurias reikia išlaikyti, tai turi būti stabdomas procesas, nes buvo pažeistas technologinis būtinumas. Jeigu ten koks nors ne maisto pramonės objektas, bet vėlgi parametras nukrypo, tai greičiausiai bus brokas ir panašus dalykai. Tai iš principo įmonė patiria sąnaudas, o užsakovo analitikas analizuodamas proceso savikainą neturi pakankamai duomenų, o duomenų gavimas yra ypač komplikuotas. Tai su tokiu iššūkiu mes, kaip sakyt, turėjom klientą, kur sprendimas buvo padaryti žurnalinės formas SAS Cloud'e skaitmeninės, nebeliko popierinės dalies, bet pridėtinių verčių šiek tiek daugiau yra. Iš dalies kai kurios parametrus visgi operatorius užfiksuoja rankiniu būdu, tačiau tie dalis duomenų, kurie yra SCADA sistemose, jie gali būti sukonfigūruoti ir surinkti automatiškai, reiškia, darbuotojų specifiškai kažkaip fiksuoti nereikia rankiniu būdu, tai reiškia, sumažėjo žmogui darbo. Aišku, tai leidžia jau ir identifikuoti tam tikrus negerus režimus. Ir iš principo tada technariams, inžinieriams yra galimybė, žinant, su kokiais sutrikimais yra susidūrima, būna taip, kad įmonėse iš vieno ausų į kitas ausis informacija nenueina, tai
tikslas yra sumažinti netinkamo režimų skaičių, o tai susijusios įvairios sąnaudos, tiek prastovom, tiek energetiniais rodikliais. O analizės skyrius, tas vidinis auditoriaus skyrius, jisai turi online duomenis ir dar net ir sąsąją su savikaina. Tai kitai žodžiai šnekant, skaitmeninis dvynys, jeigu su finansų vadovai šnekėti, tai skaitmeninis dvynys atveda už rankos nuo pakankamai įmonėse fiksuotų kaštų energetikai ir daugeliu kitiem dalykam, kas sako, reikia daugiau gaminti, kad tas rodiklis pagerėtų prie kintamų kaštų politikos, kad tas rodiklis panašiai santykinis geras, ar tu labai didelę apimtim gaminsi, ar tu gerokai mažesnę apimtim gaminsi. Tai ar jūsų įmonėje apskritai tokio skaitmeninio dvynio reikia, tai reikėtų užsiduoti tam tikrus klausimus, kaip pavyzdys, ar jūs susidurėt su iššūkiais užtikrinant produkto kokybę. O produkto kokybę lemia technologinio proceso valdymo kokybė ir dėl žmogaus ar automatikos darbų faktorių. Tai žodžiai šnekant, jeigu žmogui reikia set pointus pastumdyti, automatika pati nesusigaudo, kada reikia tų set pointų ir nestumdo, tai nukenčia produkto kokybę arba, tarkim, prie skirtingų didesnių našumų negalima pasiekti kokybės arba kaip tik prie mažesnių našumų kažkaip kokybė nukenčia, tai būna įvairių rakursų įmonėse. Tai iš principo skaitmeninė, reiškia, jums trūksta aukštesnio automatizacijos lygio. Kas reiškia, jums trūksta tas aukštesnis automatizacijos lygis, jau jeigu DCS sistemos valdymo, parametriniai valdymai jau nepadėjo, tai vienintelis būdas yra diegti skaitmeninį dvynį. Toliau, ar įmonė susiduria su gamybos išeigų variacija dėl žaliavos kokybės? Esant vienokiai žaliavos kokybė išeiga didesnė, kitais atvejais išeiga mažesnė. Tai čia toks vienas iš mitų, kai nebėra ką kaltinti, tada pradedama kaltinti žaliava. Ir tada ta bloga žaliava, reiškia, jinai savotiškai nustumia visus į tokią negalios būseną, kai jau nieko pakeisti negaliu, žaliavos nebepakeisi. Tai skaitmeninis dvynys iš principo paieško tų galimybių išstumti tą kaltininką kaip žaliavą ir pasiekti tam tikrą išeigą ir stabilizuoti tą išeigos variaciją nuo žaliavos kokybės. Aišku, kaip visada yra tam tikros ribos, jau kurių nuvažiuoti toliau negali. Visgi čia skaitmeninis dvynys jisai tik paieško tų alternatyvų ir jos suranda gerokai greičiau negu, tarkim, žmogus, operatorius gal išvis neturi jėgų tą padaryti, bet technologai per retai prie proceso, ne kiekvieną minutę, ne kiekvieną sekundę būna prisijungę. Tai iš principo yra pagalbininkas technologų ir pagalbininkas operatorių. Toliau, ar įmonė siekia didinti našumą per prastovų mažinimą, tai tas prastovų mažinimas irgi dėl sutrikimų ir rodiklių mažėja našumo rodiklis, tai kaip čia, monitoringo sistemos arba tos OE rodiklių sistemos, jos visos ką padaro, jos užfiksuoja, kad įvyko problema kaip tokia. Bet problemos turėjimas arba žinojimas apie problemą pats savaime problemos neįsprendžia. Tai skaitmeninio dvynio uždavinys yra šiek tiek avansų arba užbėgti už akių tai problemai, reguliuojant, gerinant tų parametrų reguliavimą, kad neįvyktų tie dalykai. Tai tada tos monitoringo sistemos kaip rezultatas, tada tik tai rodo, kad rodikliai pagerėja, apskaitos prietaisai. Ir aišku, Darius klausė, kur galėtų rasti prezentaciją, tai parašysite į Energy Advice ir jums prezentacija pasidalins. Gintarė tikriausiai parašys į chatą, kur galėsit gauti tą prezentaciją. Toliau, ar įmonė siekia mažinti energijos sąnaudas, aišku, su šiandienos resursų kainomis ir dar prie viso to ateinančių CO2 emisijų spaudimų. Iš principo visi tie rodikliai susiję, CO2 emisijos, energetinis efektyvumas, technologinis efektyvumas, viskas viename malasi, skirtingus pavadinimus turi, ko reikia aukštesnio automatizacijos lygio, pirmas dalykas, tai reiškia, spaudžiam vašką iš to, ką turim,
O paskui jau skaitmeninis dvynys dar, aišku, parodys ir matyti kitų dalykų, ko galima papildomai imtis, kokių papildomų ekstra investicijų, kad jau į hardvarą vadinama, kad dar kažką pagerinti. Ar siekiate mažinti remonto ir techninės priežiūros sąnaudas, tikriausiai irgi taip, kaip tą daryti, tai iš principo optimaliai valdyti įrenginius. Tai jeigu optimaliai valdysim įrenginius, tai tikėtina, kad išspausime iš tų įrenginių maksimumą, ką galima išspausti. Tai jeigu taip jau sugrupuoti tas skaitmeninio dvynio naudas, tai pirmas yra inventorizacija. Aišku, kad mums atėjus įmonę prasideda IT infrastruktūros visokių saugumo ir tvarkymai. Aišku, mes surenkam įrenginių specifikacijas, jas suskaitmeninam, aišku, surenkam įrenginių darbo režimus. Ne tai, kad surenkam, bet jos turime kas sekundę, kas minutę tos įrenginių režimus. Pamatom kaklelio efektus, kai pradedi optimizuoti parametrus, spausti žemyn vienokius ar kitokius parametrus, kurie taupytų energetiką ir aišku, kad išlys įvairūs technologiniai niuansai, dėl ko kažkur bus lubos, kažko nebegali padaryti. Tai tada prasideda jūsų investicijos, kai pasiekia maksimalų sutaupimą iš to, ką galima, tada prasideda investicijos. O šiaip tai išryškėja tos įvairios priežastys, trukdančios didinti įrenginių našumą, mažinti, kurios sukuria broką, prastovas. Ir rekomenduojami įrenginių set pointo pokyčiai, kaip jie turėtų iš tikrųjų atrodyti. Kokybė, tai aišku, su kokybės parametrais, jeigu yra laboratoriniai dar duomenys, tai laboratoriniai duomenys sujungiami, tada aišku, iškart parametrai kažkokie set pointai susisieja išlenda tos priežastys, dėl kurios didina arba prastina, blogina kokybę. Išduodamos vėlgi atitinkamai set pointo užduotis, kad stabilizuotume tos kokybės rodiklius, o jeigu yra receptinis valdymas, tai recepto gerinimas. Kas reiškia, iš principo debesis, kaip čia dabar pas mus yra nutikę, kad debesis išduoda užduotis, iš principo receptas dingsta kaip toks, nes tą receptą online gerina. Toliau. Našumo didinimas, jeigu našumas susijęs su išeiga, gerinama išeiga, čia atskiros strategijos, kaip pagerinti vienokius ar kitokius dalykus, jeigu našumas susijęs su energetiniais parametrais, identifikuojamos priežastys ir koreguojami tie energetiniai parametrai. Energetiniai turi kaip temperatūra, slėgis, srautas ir panašiai. O jei našumas susijęs su planavimu, tai visa proceso grandinė. Čia turim pavyzdį, kai visos gamyklos, visi parametrai subėgiai yra į SaaS Cloud, tai aiškiai tada nusistato visa proceso grandinė ir netgi turime tokį funkcionalumą, kuriame suplanuojamos sekančių grandžių nusrautiniai diagramai, sekančių srautų toks savotiškai planas į ateitį ir matosi, kur kada kas įvyks ir kuris procesas yra bottleneck'e. Kam to reikia? Gali papildomai optimizuoti, jeigu turi laiko tam procese turi laiko, nes jis pralenks, sakykime, bus tarpas nusekančio, tai gali atitinkamai valdyti įrenginį, pavyzdžiui, labiau taupyti energetiką kaip tokią, nes turi laisvo laiko, nes jeigu pabaigs anksčiau, naudos iš to nebus. Tai čia toks atsiveria dar didesnis uždavinys, kur jau kai sprendžiam pirmus uždavinius, tai va tas laikinis valdymas dar toliau šiek tiek yra įdiegus skaitmeninį dvynį. Proceso optimizavimas, aišku, set pointai. Ir aišku, kad tie set pointai keičiami priklausomai nuo proceso dinamikos, greitaveikos. Jeigu procesai labai greiti, tai aišku, set pointai turi būti atnaujinami didesniu dažnumu. Jeigu tie procesai yra lėti, tai galima set pointus keisti, tarkim, ne kas minutę, kas 5, kas 10. Ir nuspėjimo eksploatacija, tai dėvintis įrenginiui patiriamos, aišku, sąnaudos ir apskaičiuojamas efektyvumo prastėjimas ir tendencija. O ir atskiriami renginiai ir komponentai. Mes žiūrime į įrenginį kaip į visumą kažkokią, bet į atskirus komponentus, atskirais jo parametrais. Kaip mes su įmonėm bendraujam, tai bendraujam taip, kad pradžiai surenkam duomenis, tus duomenis visi važiuoja į cloudą, dedam vadinamą Data Collector Energy Advice gamybos programinį įrangą, kuri surenka nuo jūsų valdiklius, išmanių apskaitos skaitiklių ar duombazių, ten kažkokių lokalių, kur turi tos duomenys, jos kelia į debesį.
surenkam įvairius duomenis susijusius su pačiu technologiniu procesu, pavyzdžiui, ventiliatoriaus charakteristika, gamyklinė, ne, ir visą kitą taip toliau. Tai čia tik smulkus pavyzdys. Padaro matematinį modelį, tie matematiniai modeliai, aišku, jau mūsų tie produktai pakankamai standartizuojasi, kaip šaltis, džiovinimas, ten ventiliacija, pastatas ir panašiai, jie tokie pasidarė standartiniai. Tai mes tą skaitmeninį dvynį, reiškia, paleidžiam, patikrinam, kad jisai teisingai veikia su jūsų modeliais, su jūsų gamykla realiai, ir jūs esat naudotojai. Iš principo mes nepardavinėjom jų SaaS debesies kaip tokio, jūs nenusipirksite SaaS programinės įrangos, nes pakankamai jinai sudėtinga yra ir jūs esate tik tai servizo naudotojai. Tai mūsų darbas inventorizuoti, išaudituoti ir jūs esate servizo naudotojai, mokat abonementinį mokestį. Tai leidžia, sakyti, kaip už telefono planą. Nusipirkau planą ir man reikia, kad galėčiau paskambinti. Tai jūs iš principo jūs gaunate servizą, kuris jums taupo, tarkim, elektros energiją. Tai jūs mokate, keičiate elektros energijos kaštus į skaitmeninius kaštus. O jeigu taip žiūrėt paprastai investicijų atsipirkimą, tai aišku, sumažėja žmogiškųjų klaidų, kur jau žmogus vėluodavo priimti sprendimą vienokį ir kitokį, tai debesis tikrai priima tos sprendimus greitai. Dėl optimizavimo padidėja efektyvumas, personalo produktyvumas ir įrenginių susidėvėjimas. Visais atvejais galima tikrai monetizuoti kiekvieną iš tų naudų. Pavyzdžiui, biokuro katile turėjom 3 stojimus po keliasdešimt tūkstančių eurų, turim 1 stojimą per mėnesį. Labai aiški suma, kuris susitaupo. Ir aišku, čia esam nuveikę, čia tų logų tikriausiai galėtų būti daugiau. Gal toks įdomesnis atvejis, kur negamybinis atvejis, tai Vilniaus miesto savivaldybės pastatos, skaitmeninis dvynys, čia tas didysis stiklinis pastatas Vilniaus miesto merijos, kuriame irgi buvo optimizuojamas pastato inžinerinių sistemų, ten ventiliacija, šaldymas, šildymas, vandens, rodikliai pakankamai solidūs sutaupimai pastato skaitmeniniame dvinyje. Atrodytų, ką tam pastate gali sutaupyti, bet iš tikrųjų potencialas nemenkas yra.